Jau, aš tave matau, tu mane girdi, kas bus toliau. Šiandien važinėjom mes po miestą su dviejais legendiniais modeliukais, vienas jau huliganas, senai tapas legenda. Apsukresnė akis galėjo pamatyti, kad aš noriu pigiai padaryti šitą mašiną. Už kapeikas. Dirbi. Ir tą mašinėlę reikia valdyti taip. Kam taip darom? Visi viena žingsniai privalo būti panašių. Aš tokį dar šalinčiau, tiesiog kartočiau pakartojimų skaičių, bet iš vis kodėl darai tada tokį iš vis? Yra 150 padas dideliem plotam, mažesniem plotam 75 mm. Atlikti gerą framingą, yra įbrėžimų, kuriuose reikės markerio. Kiek pas tavi cheminis kainuoja sen? Taigi tokie pastebėjimai, kad ši pasta ėmė vieną, ėmė antrą, ėmė trečią. Tai iš vis labai pavojinga ten užkabinti su sausu padu. Aš žiūriu ką, konusus, formą ne pado, visų trijų skirtinga, matot. Kad yra riebalas, irgi nebloga visai. Čia kaip sporto salėje, pakartojimų skaičius, bet ten 3-2 setai, ne? Nu tai va, čia darom vieną setą. Aš vis dar bėgu, nežinau, nuo tiesos ar melo. Apakintas toli nuo to viso pilko realo, kuris jau baigęs smaukti, net mėgino viršų imti. Bandžiau su vienas tyliai, dabar negaliu nutilti. Aplinkų šilti, visi man blet kaip tyčia žvarbu. Galbūt dėl to mintis sklidžių ne jums, o tyliai į dangų, kuris mane supranta, kuris mane išklaus, kurio visą mantą mėnulis iš žvaigždžių gausa. Jis irgi nesvikai laisvas, beveik tos pats kaip aš. Ir vėl nežino, kur kitą dieną mane nuneš, nes mane neša kartais mėto, laikas iš lėto pakelia, nuleidžia vėl ant to pačio paviršiaus kieto. Ir viską supratau čia tam, kad išmokčiau kilti ant savo nuosavų kojų, nors kėdą jau sutrinti. Baigiu save kankinti, tą progą noriu padėkoti broliam, kurie supranta kiekvieną mano mintį. Čia nėra skirtumo, kur tu aukšta ir vaikštai pėsi. Koks užžiauri šventas, o visi apsėsti. Tikrovės nėra gavęs ar baigėjos apsiėsti. Anksčiau ar vėliau pajusti traukos dėsnį. Čia nėra skirtumo, kur tu aukšta ir vaikštai pėsi. Koks užžiauri šventas, o visi apsėsti. Tikrovės nėra gavęs ar baigėjos apsiėsti. Anksčiau ar vėliau pajusi traukos dėsnį. Nes kartais verkime arba šypsomės iki apsišikimo. Kaltiname Dievą, kai nubraukėme likimą. Taip kartais piktis ima, kai slysta viskas iš rankų. Kai žiūrim į dangus, stebuklų jų nepakanka. Nors ir šį būna gyvenime, bet visko pasitaiko. Kas išnaudoja laiką, užsimerkęs pataiko. Aš irgi teigiu, bet likau basas be veto teisės. Ir viskas tik per tai, kad tiek laiko buvau be laisvės. Bet aš bandžiau, stengius keistis kiek tik įmanydamas. Buvau beveik jau radęs tikslą, likus eilę rydamas. Ir savo akimis matydamas net netikėjau, kad kambarį pas mane tapo šitaip tušči. Nors lipki duši ir baigtų kaltą netuči. Čia kaltas tas debilas Edgaras, kuris vis pučia. Bet čia tema geriau šį kartą, aš pabūsiu tyliai. Iš paskutinių nerašysiu, kaip tu nuvyliai. Čia nėra skirtumo, kur tu aukšta ir vaikštai pėsi. Koks užžiauri šventas, o visi apsėsti. Tikrovės nėra gavęs ar baigėjos apsiėsti. Anksčiau ar vėliau pajusi traukos dėsnį. Čia nėra skirtumo, kur tu aukšta ir vaikštai pėsi. Koks užžiauri šventas, o visi apsėsti. Tikrovės nėra gavęs ar baigėjos apsiėsti. Anksčiau ar vėliau pajusi traukos dėsnį. Čia nėra skirtumo, kur tu aukštai ar po žemėm. Anksčiau ar vėliau vis tiek taip pajusi savo kailių, savo pusę. Sveiki, brangieji, įsijungia juodosius veidrodžius, pro kuriuos matysite detalizavimo epizodą ir vienas žingsnis poliravimo pastos išbandymo. Zvizer One pastelė skirta apdoroti laką, pašalinti vidutinius įbrėžimus, gerai finišuoti ir apsaugoti kažkokį vašką užmetą. Tai aš tą pastą ir šiame epizode išbandysiu, pasakysiu, ką apie ją manau. Taip pat papasakosiu apie vieną žingsnių poliravimų padų skirtumus, kokį naudoti, kokių jų būna. Štai matote, kokie yra rezultatai po poliravimo.
Kaip matėt, biškiuką teko paskusti rotorium ir kietesnių padų, tai galbūt kaip ir 2 žingsniai, bet prie to pačio 1 žingsnio skaitykim. Ir tikriausiai sutiksite su manimi, kad jeigu ir darote 1 žingsnį etapą, išsitraukėt ir 2 etapą. Retkarčiais panaudojat, bet ne visam automobiliui. Tai čia jau priklauso nuo detalizuotojo, žinoma, pasirinkimo, bet tarkim matau, kad yra įbrėžimas ar defektas lake, kurio negaliu išimti 1 žingsnio etapu, ir užtruksiu papildomas 10 minučių, bet išimsiu. Tai čia irgi. Tai nerašyta taisyklė ir žinoma, kiekvienas meistras pasirinks vadovauti savo darbo etiketu. O dabar norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį, nes pakalbėsiu apie kūno kultūrą ir laikyseną. Nuo ko labai priklauso ne tik darbo rezultatas, bet ir jūsų sveikata. Išlaikykit stuburą kaip įmanoma tiesų. Nepabijokit atkišti užpakalį, gal ir juokingai jausitės, bet jau nedarykit tokios išlinktos nugaros. Vat geriau pritūpkit ar priklaupkit, stenkitės išlaikyti stuburą tiesų ir stiprinkit kojas. Va dabar aš iššoku pergalės šokį, norėdamas pademonstruoti, kad stiprios kojos yra vikrios kojos, su kuriomis dirbti aplink automobilį galėsite įvairiausiamis pozomis nepavargdami ir greitai užsibaigti, grįžti namo ir dar daugiau kažką nuveikti. Turiu galvoj, sportuokit, eikit į sporto salę, tempkit kojas, užsiimkit fiziniu aktyvumu, ne tik aplink automobilį. Aplink automobilį jūs išnaudojat savo fizinį aktyvumą iš tikrųjų, bet jums reikia pasiruošti. Tad rekomenduoju ir linkiu sveikatos. O čia mano yra įmagnetintas šikno. O šitaip. Ir dingsta man visi daiktai, pliamo. Aš su jie tik tais virš kokio objekto, tik pakylu, ta prasme, tik subinė virš kažkokio nors daikto atsiranda, jinai įtrauk iš karto iš šikaną. Nesuprantu, aš nesu šiaip LGBT ten tų nesąmonių šalininkas, žinai, bet tipo, kur mano daiktai dingsta? Nori kažką švarų lietuvių pasimti? Selė, nematė mano buteliuką juodą, čia buvau pasidėjęs. Juodą buteliuką? Jo. Ten to pasta tokia? Jo. Ne, nemažiau. Buvau pasidėjęs. Čia kažkokia reakcija yra? Ne, čia nėra. Kartais mėgstu pajuokauti. Taip grubiai, kažkam šlykščiai, kažkam juokingai, kažkas nesuprato tikriausiai, bet nesvarbu. Pas mane tokie broliški bajeriukai, žinai. Tai grįžtam prie darbų, matot, va, praseinu 1 etapą ir padoriai spalvykę atsigauna, matom jau žirutį geriau, o čia vat Shadow Line'as kaip apsinešęs. Čia yra originalus, juodas toks kromas. Labai stipriai apsinešęs ir nenusivalo niekaip. Bandžiau poliruoti 1 etapą niekaip, bet mum pasitarnaus Evokaro vilna. Piratiška tokia vilna, nes kerpa tai tolka tak, viską iš eilės. Tai su jie bandysim ir tą Shadow Line'ą atšviežinti. Užsidedam, prisigirdom paduką, tam panaudoju Heavy Cut pastą. Tai vilna ir Heavy Cut'as jau yra lako korekcijos etapo sudedamasis žingsnis, ane? Ir aš žinau, kad ten nepasidarys man su 1 žingsniu, aš iš karto jau paimu, kaip pasakykim, kitą etapą visai panaudoti šitai vietai. Ir tą Shadow Line'ą man reikėjo nupoliruoti 2 etapais. Tai va čia dabar matot po, prieš. Tikrai įsisenėjusios žymės, rezultatas neblogas gavosi. Reikia kantrybės, bet pasidaro, tikrai pasidaro. Va čia vat, matot, kai tingiu apsiklijuoti, išsipoliruoju, 1 žingsnio poliravimo pasta gan lengvai valosi iš gumos ir iš karto apsivalau. Čia, pavyzdžiui, yra lipdukas apsauginis nuo akmenukų ir tarp jo prieina pastos. Iš karto po poliravimo normalu, kad atsiras va taip pastos, nusivalysit ir niekada nepalikit va čia aplink lipduką esančio poliroklio. Labai greitai, paprastai pašluostyti. Tai va paimdami, prabraukit, nieko neįtami. Biškio tai va paseilėt, seilės yra gera rūgštis, viską vala. Kau, iš tikrųjų, šiek tiek drėgmės biškį paduodi ir viskas. Va, būtinai išvalom iš karto, kad vėliau nereikėtų grįžti prie to pačio darbo. Edvi, eik, tik. Čia dabar įvyko 1 žingsnio poliravimas
Ir dabar, jeigu taip žiūrėtum į atspindį, gražiai, saulų, matai, neblogai. Lieka vienas gilesnis kitas, matai, kur jau reikėtų, neužtenka vieno etapo. Jau šitam, aš tokį dar šalinčiau, tiesiog kartočiau pakartojimų skaičių, bet jau tai nesiskaito kaip vienas žingsnis, bet jeigu noriu gerai klientui padaryti vieną žingsnį, tiesiog dar žaidėsiu tokiais. Daugmaž sumažinu. Bet tipo, jeigu žiūrėt skirtumus, tos visos saulės, matai... Tos, tipo, visokios vašties svarbu, blė. Jo, tie vat pasišalina, jeigu pastebėjai. Jo, matau, kad nėra. Ir dabar galvoju, noriu biškį kitą patestuoti, tai dabar irgi dar daug laiko, pasakysiu. Noriu dar čia tą pabandyti. Jeigu dabar vėl pakartosiu, išimsiu šitą įbrėžimą, aš spręsiu, kokią sumą tau pasiūlysiu. Jo, nes tokius negražiai palikti. Pats atinki. Tai reikia šitą imt lauk, būtinai. Būtų variantas, ne? Padidinu pado kietumą, jų porų retumą. Aštresnis padas, kitaip tariant. Bet palieku tą pačią vieną žingsnę pastą, ne? Ir jeigu išimsiu šitą įbrėžimą, man toks variantas ir tiktų. Šiek tiek žaidžiu su padais etapų skirstime. Ką noriu labiau išimti, ką mažiau. Bet lieka ta pati pasta, kuri iš pasavęs palieka apsauginį sluoksnį vašką papildomą, ne? Ši pasta to ir yra pasižyminti, kad mes norim vieną žingsnį, bet kokybišką suteikti, ne? Su kažkokia mini apsauga. Nenoriu keisti pastos, todėl naudosiu tą pačią. Bet jeigu man išeis išimti šito įbrėžimo, turėsim paimti grubesnę pastą ir derinti su grubesniu padu. Tai jau papildomas žaidimas, bet melskimės geriausia. Vat Flexas netgi turi tokį paskirstimo bėgį, kai šiek tiek pastumi joystiką, pasta tolygiai labai lėtai po biškį pasiskirsto. Rodo, kad trečias bėgis bus, bet pilną gazą neduodant, turi paskirstimo bėgiuką. Pasiskirstai produktą, nereikia pirštų tepliuoti ir tada spaudi gazą. Praseini visą maršrutą ir tada šauni max greitai. Ir ant įbrėžimo pabūni biškį ilgiau. Dirbi su įbrėžimu pagrinde. Prie pat krašto. Nes prie krašto sudėtinga išimti įbrėžimus yra. Ir tą mašinėlę reikia valdyti taip, kad jinai suptųsi ir vibruotų vienu metu. Ir reikia žiūrėti tą įbrėžimą, stebėti, kas su juo vyksta. Bet laikyti tolygumą, nes visur laką jūs norit vienodai paskui. Per daug duobių nepridaryti kažkokių. Kitam detaileriui į ateitį. Nes patys pagalvokit, jeigu to vietoje yra įbrėžimas, aš jį labai įskaptosiu. Kitas detaileris po 5 metų poliruos ir to vietoje jisai praskus ir galvos, kas čia buvo. Tai tas buvo, kad kažkada buvo įbrėžimas. Tai laką mes norim koreguoti protingai, o ne fanatiškai. Fanatizmą detailingę reikia pasilikti nuo šaly, nes jisai kenkia automobilius. Lakas turi limitą. Išdirbom pastą, jau matom, kad yra riebalas, rūkas, bet ne balta. Tai jau čia toks išdirbtos pastos vaizdas. Šiaip tikrai pasta labai ilgai išsidirbinėja. Ir įbrėžimas sumažėjo, jį įžiūrėti dar įmanoma, stengiantis. Bet šiaip visas bendras vaizdas, jau automobilis to vietoje įgavo tokį spindesį, lempos spindulys tolygesnis. Tai žodžiu, kaip supratau, tinka tas etapas toks, ne, kad tuos vidutinius įbrėžimus, giluosius paliekam, tiesiog padarom automobilį spindinti, slidų, atgaivinam jo išvaizdą. Realiai beveik pardaviminis variants gaunas tau. Bet iš vis, kodėl darai tada tokį iš vis? Galėčiau šis nedaryti. Galėčiau tiesiog tokį atiduot mašiną, ten jau pats pasidaryti. Žodžiu, profesionalas būni savo srity. Parduodi mašiną kaip pridera, netvarkinga, sutvarkytai, nupoliruota. Bent jau, jo. Gerai darai, tvarkingai. Jeigu nori produktyviai susitvarkyti su poliravimu, turėk viską po ranką pasiruošęs, kodėl aš užtrukau kokį 10-15 minučių, kol viską susinešiau, susidėjau, ne, šviesa ant galvos, arba taip išnaudot ant karučio gali. Tikriausiai nenaujokas, žinai, aš tik taip pasakoju į kamerą, bet, žinai, labai svarbus momentas irgi. Jo, pats man irgi dar pasiruošimas.
Bet ko nesu dar matęs niekur kitur, išradimo tokio galvoju patentuosiu ir pradėsiu pardavinėti gal. Šitokį daiktą. Tašeliuką, poliravimo pastai visą laiką po ranką. Eik, seniai geriausias dalykas, nes tą poliravimo pastą dažnai mes siekiam, gaudom, dėliojam arba braižom. Tukšt. Irgi tašykė. Ir irgi ten speiliukai, pincetai, viską, žinai, kaip... Parodyk. Jausmė. Tai ką čia rodi, purvinas dabar? Nu tai kas, purvinas, tai vadinas dirba. Nu taip, čia kol kas taip. Parodyk. Bet jis, žinai, susidėlioja. Bet jau taip laikai. Jo. Priekė, ne? Ant šoniuko. Ant šoniuko? Viskas parodyk. Ok, irgi nebloga visai. Irgi tilptų va poliravimo butelys. Ir skuduriukas atilptų. Iš kur čia parodai? Nu, va čia, kai mokymuose buvom, tai va per daug davė. Apsukresnė akis galėjo pamatyti, kad poliruodamas specialiai užlipau ant gumos, ištepiau ją šiek tiek baltai, va čia va nestipriai nežymiai, bet poliravimo pasta ten yra. Tai padariau specialiai, norėdamas įstikinti, ar ši pasta vieną žingsnį lengvai nusivalys nuo gumos, tada žinosiu, kiek stipriai apsikliuoti mašiną turiu, pasižiūriu. Noris paseilėt vietom. Paseiliojus tai gerai nusivalo. Bet sausai, kai pastovėjo ilgesnį laiką, tai nelabai. Bet čia, vat, kai čia poliruoja, tos dulkės, jos šlapios labai gali prikipti. Tos sausosios dulkės, kurios kris iš tolimesnių kampų, nepristings į tarpus. Labai lengvai pačioj pabaigoj. Prieš viską šluostant nusipūs. Bet rekomenduoju tikrai, jeigu norite išvengti dulkių tarpuose, praėjot va tą detalę, jeigu priėjo į tarpus, iškart nusipučiat, dirba toliau prie kitų detalių. Taigi tokie pastebėjimai, kad ši pasta ilgai išsidirbinėja. Išsidirbinėja turiu galvoje, kad jinai skyla ir matai, kad dar gali dirbti. Dirbi, ilgiau negu įprastos pastos. Nėra ko lyginti su cut pasta, aišku, bet šiaip kaip vieną žingsnį. Ilgiau poliruojas, bet atrodo to vieno praėjimo gal ir užteks, nes būna dažnai detailingė, kartojimas būna motina, ne. Ta prasme, jeigu mes nupoliravom, išdirbom pastą, matom, kad dar rezultatas netenkina, imam antrą kartojimą, bet tai nesiskaito etapas. Etapas yra, kai mes imam kitas kombinacijas, bet pakartojimų skaičius, čia kaip sporto salėje, pakartojimų skaičius, bet ten 3-2 setai, ne. Nu tai va, čia darom vieną setą, bet kartais 2 pakartojimai. Bet ši pasta sukurta tipo taip, kad būtų tik vienas pakartojimas. Neblogai išsidirbinėja ilgą laiką, bet man šiek tiek noris kažko aštriau, bandysiu kitą padą ir tikrai rekomenduoju kartais va taip paeksperimentuoti, koks jums geriausias yra etapas. Turim 3 variantai. Mikro ploštę, tikrai būtų geriau, su įbrėžimais skustų efektyviau, gerai iš pasavęs paliktų finišą. Ir aš naudočiau šitą ploštą, norint gerai išgaudyti ir gerai finišuoti. Bet man brangiai kainuos, todėl kad labai mikroploštas geria daug produkto. Aš noriu pigiai padaryti šitą mašiną. Už kapeikas. Dabar va tarp tų 2 padų, ne, va skirtumai kokie. Abudu labai panašiai dirba. Didelio skirtumo nematau, normalu, abudu yra vieną žingsnį padai, labiau atrodo norėtus gal su zvizeriu, nes vizerio pastas, vizerio padas, bet aš žiūriu vėlgi ne į tai, kas su ko, bet tai, ką kiekvienas padas mums diktuoja. Matom, kad skiriasi konusas. Konusas šitą kantą. Viena yra labiau į konusą nueina, į platėjimą, kita mažiau. Aš labiau mėgstu su konusiniais padais dirbti. Tada labiau tomis kraštais galima į sudėtingiau prieinamus kraštus įeiti. Žodžiu, man labiau patinka tokie padai. Nu ir žinoma, 150 pleitas turėtų būti 100 pm padas. Aš turiu automobilį, tik tingiu eiti pasimti. Dabar tiesiog žiūriu, kuri man labiau patinka kombinacija. Bet šiaip dirbti galiu plokštumom, kaip minėjau. Va. Man įcentruoti dar padeda buvęs pastos likutis. Į tą tukš likutį ištaikau. Taip, užsikliuoju ir va su to konusu dabar dirbu. Tai žodžiu, neusižiopsokit, jeigu taip dirbsit. Šita aštri plasmasinė dalis labai gali skaudžiai paveikti.
galite įkirsti į kokį nors apdailą. Tik plokštumas, va taip rizikuočiau daryti. O šitą padą reikia nusipūsti, prieš padedant į lentyną. Reikia suprasti tokį dalyką. Visi viena žingsniai privalo būti panašių parametrų. Tik sakau, būna, kad mikroploštas ir kempinė, bet visos tos kempinės viena žingsnės, jos ir yra viena žingsnės, jos ir yra būtent tokios vienodos. Visos trys, jos skiriasi spalvos, matot, skiriasi tipo kempinė, viena terminė, kita ne, mažiau kaistanti, bet čia irgi gali būti biški lengvas skemas, kas čia žino. Bet tipo, aš žiūriu ką, konusus, forma ne pado, visų trijų skirtinga, matot. Ir storis, ne, matom, vidurinis yra plonesnis. Tai man patiktų kaip Zvizerio storis, bet Evokaro konusas būtų geras padas, vat norėčiau tokio hybrido visų šitų trijų ir būtų terminis kaip Zvizeris per vidurį. Nes tas terminis per vidurį, tikrai pripažinsiu, labai ilgai man tarnauja. Nesugenda, neišglemba, čia varbiškiai įsispaudė, bet va, vandens gautų, paminkyčiau, jo formą atsigautų. Vat nėra išsigaubęs, matot, o jis man yra tikrai daug atidirbęs. Tas irgi atidirbęs, bet jau biški mažiau ir jau, matot, atsirado daug tokių susidraskimų kampuose. O šitas padas, pasižiūrėkit, jokių susidraskimų nėra. O jis daug daugiau dirbęs už tą įprastą padą. Evokaro nedaug dirbęs, daug negaliu nieko apie jį šnekėti, nes nedaug jis dirbęs pas mane, kaip vienas žingsnis, bet dabar vat, dėl šitos formos aš jį būtent ir pasilieku. Nors tai yra vienas žingsnis padas, man jisai tinka, tai kodėl čia būtinai šitą detalę turim apsiklijuoti, nes jinai yra aukščiau šitos ir ten dar yra kampe lakas ir mes va su padu, va taip va su padu, sausu kraštu mes šlifuojam šitą shadow line detalę. Galim praskusti, jeigu, pavyzdžiui, čia yra užtemdyta su plėvele, neoriginaliai, tai iš vis labai pavojinga ten užkabinti su sausu padu, galima pradrėksti plėvelę. Todėl vat rekomenduoju va čia va taip apsiklijuoti šitą kraštą iš abiejų pusių, ne tai, kad tik čia, bet užlenkėt biški ten. Ir drąsiai jo galim dabar dirbti. Kam taip darom? Paskirstyti pastą. Jo, bet esmė vat prigirdyti padą, nes mes norim tolygiai prigirdyti padą, todėl mes taip ir tapšnuojam. Zvizerį, žinai, kaip rekomenduoja, paimti su pirštu ir taip prisitepliuoti. Sako, kad padas vienodai gautų pastos. Yra logikos, ne? Bet jeigu aš taip užsidedu, ne, va dabar tie taškiukai, okei, nes čia ką tik buvo daug pastos, bet aš jeigu taip visus juos vėl tapšnuoju, argi padas dabar negauna tolygiai visur. Tada yra paskirstimo greitis, va. Fleksas turi tokią sankabą, pavadinkim, va. Kiek spausi, tiek jisai suksis. Dar nesitaškytų, bet čia toks, jeigu irgi pado girdimas ir pasiskirstimas detalę, su kuria dirbsi, irgi toks bėgis. Rupesa. Paralonas. Vienas žingsnis, padas ir viskas. Bet su poliravimu pastebėjau, žmonės labai skuba. Nereikia skubėti. Žmonės ateiva maskatuoja, pastebėjau. Esmė yra kaip tik išdirbti pastą tinkamai, tinkamu laiku ir vietoj, žinai. Ta prasme, nereikia... Jo, bet dabar čia niekas, patikėk manim, nekaista, šalta. Su rotorium yra kitaip. Bet man reikia kantriai dirbti.
Jeigu gerai kokybiškai, taip, aš irgi taip pat. Jo, aš savaitę laiko dirbu nuo A iki Z su mašina. Su salonu, su poliravimu, su keramika. 5 dienas. Atrodo, poliravimui gal pakaks vienos mašinėlės, bet iš tiesų geriau būtų turėti bent keletos diametrų backing plaitus. Tai yra padukai, prie kurių tvirtinasi poliravimo padai. Tai va, 75 padai. Prieina prie slenkščių, bumperių geriau, kokybiškiau išdirbsit. Ir vis tiek tai yra tas pats vienas etapas. Nesvarbu, kiek įrankių jūs ir padų backing plate dydžių pasirinksit, vis tiek tai yra vienas tas žingsnis. Ne? Tarkim, va, yra 150 padas dideliem plotam, mažesniem plotam 75 mm. Na ir 2 mašinėlės, gali būti viena mašinėlė, bet skirtingi diametrų padai. Nes tai reikia rezultatui. Tai va. Taip ir žaidės. Pasidedi visas 3 mašinėlės po ranką, ėmi vieną, ėmi antrą, ėmi trečią, to pačiu pritupimu. Kadangi dabar dariau dureles, leidaus žemyn, priejau prie slenkščio. Na ir prie slenkščio aš jau noriu kažko mažesnio diametro. Sėdynės operacija. Ant laidų negali statyti. Pūkšt. Ir visą laiką taip sėdynės laukai? Jeigu cheminis visą laiką. Ok, kiek pas tavi cheminis kainuoja sen? Priklausoma nuo mašinos. Nu, va tokiai, va dabar goliu, va čia va. Va čia dabar kiek? Paimtum 300 su sėdynių išėmimu, plovimu, detalių salono valymu ir stoikės va čia viduje išvalai. Bet ne, mes kalbam dabar apie salono valymą. Tai tu įskaitai į saloną va šitas vietas ar ne? Kėbulo aš suplaunu, o prie mano kėbulo yra stoikių valymas. Stoikių valymas įeina prie kėbulo pas tave. Ir 300 paimtum tik už saloną, stoikių nelietęs. Stoikių nelietęs, jo, bet dažniausiai, žiūrint nuo kliento, jeigu klientas geras, žinai, galima ir suplauti prie cheminio valymo kėbulą. Nu, iš sėdynę išmokai, išimti seniukai beveik, fiškių tik nebelaužyk. Kaip dovana, žinai, tokį. Kas čia seniai, va, toks trydas užmestas, čia toks tvirtinimo siūlės? Ar galvoju, čia hermetikas? Neaišku, dėl ko tik to. Ne, su tokio aplėja virinimo siūlės dažniausiai irgi hermetizuoja, bet to pačiu dar ir tvirtina. Čia irgi toks įdomus tvirtinimo būdas. Man atrodo, kad čia yra sustiprinti ne va kėbulą, kad per tą vietą jisai... Gali būti pilnai sutinka. Arba maskuoja šūdą. Žiūrėk, dabar pastebėjom, kiek yra kilimas baisios būklės. Mes būtent dėl šitos priežasties ir išsiėmėm sėdynę. Taip. Nu, kad po sėdynę daugiau purvo negu bet kur kitur, ne? Jo, tai užtruko ten, grubiai tariant, pusvalandį, tu neišimt sėdynės, ten 20 minučių, bet tu savo pasilengvini darbą visą dieną. Na, o prieš pristatydami automobilį šeimininkui, nepamirškime išvalyti įvairių kampų, tarpų, išvalyti poliravimo pastos, jau galutinis apvalymas ir padangų pajodinimas. Na, o kur įsigyti visus matytus produktus ir įrankius, paliksiu nuorodas video aprašyme, bet šiaip priminsiu, kad įsigijant iš detailerplace.com su nuolaidos kodu mobilios rankos, tiek fizinėse parduotuvėse prie kasos, tiek online bus suteikta jums nuolaida ir parama man kurti ir toliau tokio tipo pobūdžio video. Na, o tie, kurie domitės ir norite plačiau sužinoti apie detalizavimo veiklą, pačią verslo struktūrą, susisiekit su manimi asmeniškai, aš jums pakonsultuosiu, turiu paruošęs online mokymų kursą, kurį atiduodu už kapeikas, yra neįkainamai vertinga informacija ten, tai jums padės startuoti sėkmingai veikloje, be nereikalingų išlaidų, žinant, ką reikia padaryti. Man padangų pajodintas natūraliau atrodo matinis, tvirtai kalbant, man labai patinka blizgus. Dabar toks švaros efektas, suprantu, ne kažkokio silikono, švari graži padanga, matinė. Tai kaip matėt, buvo atliekamas vienas žingsnio poliravimo etapas, tai yra, kai saugom laką, jo kiekį išnaudojam kaip įmanoma labiau, bet atkuriam pradinę išvaizdą.
poliruodami, o ne atlikdami lako korekcijas. Į laką nesibraunam. Tiesiog jį gerai užpoliruojam, šiek tiek panaikinus vidutinius mižuosius įbrėžimus. Į tą labai rekomenduoju visiems Lietuvos detalizuotojams. Fanatizmą atsidėkite į šalį ir galvokite apie laką, kai poliruojate automobilį, apie jo tolimesnę eksploataciją. Tai gali būti, kad grįš jūsų klientas po 3 metų, galbūt pas jūs, arba po 1 metų poliruotis, o jūs jau ten lako savo įsikasi duobę lake. Tai žodžiu, išsaugokit laką, protingai poliruokit, o fanatizmą galite pademonstruoti salone. Tiesiog balsuočiau už vienažingsnius poliravimus, bet dažniau negu už labai rimtą lako korekciją, pašalinti visus giliosius įbrėžimus. Lako korekciją atliekam dažniau, kai norime šalinti dažymo broką. Dulkės, apelsino žievelę, įvairūs kiti tokie labai gilūs įbrėžimai, kurie akį bado ir labai žemina automobilio vertę, bet kai turim modeliuką, norime paversti jį labai gražiai ir išvaizdžiai atsigavusiu, vienažingsniai, poliravimai, super situacija. Dar ką aš būčiau padaręs, jeigu klientas biškį daugiau būtų sumokėjęs, aš būčiau vašką įtrynęs mašinėlę su minkštu padu, vašku ir įtrini vašką kaip finišo etapu. Visur pablizgini, tada iš vis modeliuką ir apsaugai. Tai ką, ačiū visiems, kurie žiūrėjote, spaudžiate laiką, prašau, subscribe, jeigu dar nesuscribinat, stojate į grupę Facebook'e Mobilios rankos ir su manim susisiekite asmeniškai per Instagramą Mobilios rankos. Susitiksime kitose epizoduose, kuriuose galimai pamatysime šio automobilio detalizavimo ypatumus, huligankė, M apdailos, kabrikas, galimai reikės ir stogą impregnuoti, atlikti gerą framingą, yra įbrėžimų, kuriuose reikės markerio, tai žodžiu su šito modeliu nusimato darbo. Jau ten rimtesnis toks poliravimas turėtų būti, kelių etapų minimum. O čia, užteko tokio. Tai ką, einam pasigražėsim šio automobilio vaizdais lauke. Būna tokių velnių, kur žodį galima nupirkti, kur tipo niekada nesleista tokius reik patikrint. Tikrinam ir visada prisimenam, ką jie ten kažką pasakė, kad bazaras jau nepadilam, o tu tarpu žiūri mentos. Senukė buvo X5, 5 harės ir poratais plentas. Mentas mūsų yra geriausias komplimentas, lemon kušo poskonis, skrendu kaip šurikenas. Susitiksim kokį vakarą, tai čia su foru, aš su bratuliu, tu su tuo lavonu. Iš šypsenos matau buvo malonu, vaizdo nepaduodu, mes čia ant savo prikolų. Susitiksim kokį vakarą, tai čia su foru, aš su bratuliu, tu su tuo lavonu. Iš šypsenos matau buvo malonu, vaizdo nepaduodu, mes čia ant savo prikolų. Reikia eurų kaip prie litų, išjaučiam purvą ant lyrinių bitų. Judam tikslu, nors mum ir nepavyktų, nuo pat vėlaus vakaro iki ankstaus ryto. Liaudis keliasi į darbą, jie akimo bitom. Kiek dar reikia laiko, ją įsgydo, pridėgu užgydo, vakar kilo moštai, šiandien skaudžiai krytum. Judam toliau, muzika pastovi ant repeato. Mes unikalūs, kiekvienas savom asmenybėm, neįtiko į ne mano, reikia drąsiai skipint. Jeigu sielas porkaras, principai labai padykė, kompromisai nereikšmingi, jei bent kartą klydė. Dabar kiekvienas savoj kasdienybėj, mes pradedam su kitom jas tei sielą gydyt. Ryškia šviesus hotelio nuosavybėj, sąžinės kažkur namie, pradedam mes viską lydyt. Laikas negydo, gydo kiti žmonės,